Mirusiųjų laidojimas ištisas ritualas. Geležies amžiuje vėl atgijus papročiui mirusius laidoti nedegintus, atgyja jau neolite žinotas paprotys nukreipti mirusiojo galvą tam tikrą kryptimi. Ilgą laiką archeologams niekam nepavyko išsiaiškinti šio reiškinio priežasties. Neseniai buvo nustatyta, kad baltąją mirusiųjų laidojimo kryptį siejo su Saule. Sakysime, Kauno apylinkėse birželio 22 dieną Saulė teka šiaurės rytuose, 44 laipsniuose. 1-2 amžių Sargėnų bendruomenės gyventojai, laidodami moterį, kaip tik ir nukreipdavo jos galvą į Saulės tekos tašką, o vyrus priešingą Saulės tekos kryptimi. Kitų kultūrų, sakysime, Nemuno žemupio gyventojai mirusius vyrus orientuodavo į šiaurinę žvaigždę. Nuo seniausių laikų mūsų kraštuose paplitęs paprotys dėti ginklus, darbo įrankius, papuošalus mirusiajam, kad jis galėtų jais naudotis kaip ir gyvas būdamas. Tad geležies amžiaus kapinynuose gausu papuošalų, ginklų ir kiek mažiau darbo įrankių. Lietuvos gyventojai tik apie 16 amžiaus pirmąją pusę nustojo laikytis šio pagoniško papročio.